papasakoti apie kolekcijas, tai gal reiktų pradėti nuo to, kad ir renginio pavadinimas atsirado neatsitiktinai, neįdėjus iki podiumo. Ir mūsų galbūt studentų specializacijos yra tokia subtilybė ir išskirtinumas, kad yra suderintas tiek meniniai dalykai, tiek techniniai dalykai. Ir būtent kolekcijų idėjos čia gimsta dažniausiai įsigilinant į kokį nors techninį niuansą, tarkim, ieškant kažkokių inovatyvių būdų medžiagos apdirbimo arba nanotechnologijas, tas pačias kažkokias siuvimo technologijas, atskirų medžiagų jungimo, apdirbimo, konstravimo ir kitus dalykus, atrandami tokie įdomus dalykai, kuriuos vėliau studentai geba meniškai pritaikyti ir įdomiai panaudoti savo kolekcijose. Ir manau, kad būtent toks kolekcijos gimimas yra pats teisingiausias, nes būna pirmiausiai įsigilinta į kolekcijos esmę, jo sielą, o tada apipavidalinta viskas meniškai. Todėl, manyčiau, mūsų studentų darbai tikrai turi ateitį ir siuvimo įmonės tikrai džiaugiasi tokiais specialistais, kurie mokindamiesi techninių dalykų geba tai paversti menu. Patirtis labai padėjo, kadangi turėjau asistentės, turėjau savo padėjėjas, kurios pagelbėjo, tarkim, susukant plaukus, pagofruojant juos. Man tiesiog teko įkūnyti visą pačią formą, idėją, šukuosenos elementus. Modeliui turbūt buvo skirta po 10-15 minučių, taip manyčiau. Jeigu taip išdalinus laiką, jeigu mes pradėjome taip jau dirbti nuo kokių po 2:20, apie 6 valandas buvo paruoštos, padalinus į 23 mergaitės. Tiesiog reikėtų matematiškai skaičiuoti. Kas man supa kvēlēs ūķa, kas meta velykėlės ūķa. Vėl ateina sekantį. Jau leisti? Kad studentiška ta kolekcija pasirodytų pilnam žavesy, neužtenka tik tai padaryti puikius rūbus. Iš tikrųjų, reikia daug daugiau žinių, žinot, kaip tai apipavidalinti, apvaldyti visą įvaizdį ir tam mes pasitelkėm rimtas pajėgas, tiek modelius pasikvietėm profesionalius, tiek labai rimtus įvaizdžio stilistus, specialistus. Tai jų komandai dirigavo įvaizdžio stilistė Kristina Gorodeckienė. Renginys praėjo, labai smagu, kad jisai toksai atsirado. Visų pirma, gal iš karto į ateitį tikiuosi, kad bus ir tęstinumas, kad tas renginys taps festivaliu.